Aleliuja. Na, girdit mane gerai tenais? Aš trupučiuką padidinsiu. O taip jaučiu bus geriau. Wow. Šalom visiems, kurie žiūrės. Ir šalom visiems dar kartą, kurie žiūri. Aleliuja, mūsų šeima Zoom transliacijoje. Aleliuja. Pakartokit, girdit mane gerai? Labai gerai. Aleliuja. Gerai. Saverio, sės prie mamytės, tau mamytė išvers kai ką. Ok. Aleliuja. Kaip? Tai tilps, jo. Ką? Nu, bet tai kas jam išvers, o tai biškį pavers gal? Nu. Šiandien tema labai įdomi, labai svarbi. Aš gal padarysiu taip, tiesiog. Va. Va. O, šiandieną kalbėsim apie tikrą mokinystę. Amen? Amen. Kas yra mokinystė? Amen? Žinot, pasaulis negali sužinoti šitos paslapties. Nors jinai kaip ir nėra paslaptis, bet be Kristaus tiesa neprieinama. Amen? Nes tiesa yra Kristus. Aleliuja. Ir žinom, kad viešpats pasaulio išmintį vadina kvailystę. Aleliuja. Vaikučiai, susikaupkit, aleliuja. Nežinau, šiandieną tiek visko turiu. Pabandysiu viską sudėti vieną vietą ir kad mes, visi pasimokintume. Amen. Šiandieną bus momentų galbūt, kurie, kas sako, dviešmenis kalavijas jūs apipjaustinės. Amen. Pasiduokit, nes, tiesa jinai labai aštri. Amen. Ir galbūt net ir dūmai rūks jūsų galvose. Tegul surūksta. Amen. Aleliuja. Šiandieną suprasit aš tikiuosi, kad suprasit ir šiek tiek tas žodis ir supratimas apšvies mūsų širdies akis, kad mes gyvenime galėtume kitaip matyti. Amen. Visa problema yra, kad neatnaujintas mūsų protas neleidžia mums matyti per tiesą, mums reikia tiesos. Aleliuja. Mes vis matome per mūsų seną protą, bet matymas per seną protą, mus visą laiką atveda į šaknį. Galbūt ne į šaknį, bet į problemą. Amen. Tai yra panaudojimas seno proto, yra atradimas, ko nereikia. Atradimas per tai. Ir žinoma, tada naudojant tiesą, kuri išgaunama iš bendrystės su viešpačiu, yra griaunama tamsa, griaunamas melas. Aleliuja. Nežinau, viešpatie, padėk man šiandien, nes šiandien yra labai toks platus dalykas, platus žodis, kad yra 3 procesai, sakykime, mūsų visų gyvenime, kurie esame čia Kronos laike,
pasaulis keitėsi labai daug kartų, ne? Bet būtent keitėsi pagrindinius, gal sakykime, pabrėšiu 3, ne? 3, kurie net yra ir ženklinami. Tai yra laikas iki nuodėmės, pradžios knyga, amen. Laikas iki nuodėmės, tai yra vienoks pasaulis, kitokia išmintis, nes Adomas ir Ieva, amen, buvo su Dievu, amen. Jie visiškai kitaip mąstė ir matė. Aleliuja. Toliau periodas nuo kritimo iki Kristaus. Ne? Netgi ir taip ženklinama yra BC, before Christ. Ane? BC laikotarpis, ane? Ir dabartinis laikotarpis, kuriame esame, ane? After birth of the Christ, ane? Nuo gimimo Kristaus. Ane? Žymimas. Na, tiek pasaulis, tiek mes visi to naudojamės. Tai va, ir visuose 3 laikuose, amen, visi 3 laikai yra iš Dievo duota išmintis, bet matymas kitoks. Amen. Kas supras Dievo mintį? Dievas žiūri iš ko? Iš atlikto darbo. Dievas žiūri visą laiką iš to, ką pabaigė. Jis nieko nepradeda, ko nėra nepabaigęs, todėl jo matymas yra iš tenais. Amen. Na ir mes žinome, kad mes Kristuje, dabar truputėlį šoktelsiu į šitą laiką. Amen. Mes Kristuje, įėjimas į Kristų ir gyvenimas Kristuje, tai sugrįžimas į pradžios knygą. Amen. Vadinasi, mes nežinom, kokie buvo Adomas ir Ieva, ane? Nes jie buvo tobuli, nes Dievas su jais, amen. Iki nuodėmės, iki kritimo, ane, jie buvo vienas su Dievu, viskas, žodžiu, buvo labai gerai, kaip Viešpats sako, ane, buvo gerai. Bet mes to nežinome. Amen. Mums raštas labai nedaug duoda to pamatyti, amen. Bet dabar esant Kristuje, ane, mes po trupučiuką žengiam į pradžią, aleliuja, turėdami Kristaus protą, panaudodami Kristaus protą, amen, tai, ką mums suteikė, ane, per pažinimą, mokindamiesi, ane, siekdami jo dvasia mus apšviečia, jo dvasia mums, Tėvo dvasia atneša mums apreiškimus, aleliuja. Ir šitaip mes galim pamatyti pradžios knygą. Amen. Dabar toks įdomus laikotarpis buvo prieš Kristų, iki Kristaus. Amen. Ir Dievas labai daug dalykų darė, ypač davęs žydams įstatymą. Amen. Vedė juos tuo keliu, aleliuja, ir mokino daug dalykų. Iki to laiko, amen, tą tautą, kad per tą tautą ateitų Kristus, ateitų gelbėtojas, amen. Todėl mes Senam testamente randam daug dalykų, amen, daug Dievo išminties, ane, ir va čia yra ta paslėptoji mintis Viešpaties, nes žydai mokindamiesi Torą, jie negalėjo atrasti jo, amen, ir negalėjo pamatyti viso
to, kas yra už toros. Amen. Tik mes Kristuje, amen, tik mes Kristuje galim pažinti naują, ką sako, kaip ten tos eilutės, kad iš to lobyno geras mokinys vadina žodis, Tora ir visas žodis, ne Biblija, ne, sakykime, yra kaip lobynas, lobis. Amen. Sako, geras mokinys atranda ir ten, iš seno ir iš naujo lobyno atranda gerų dalykų. Amen. Haleliuja. Todėl mums suteikta galimybė pamatyti ir pažinti tuos dalykus Senam testamente per Kristų, per Kristaus dvasią. Amen. Kad mes matydami, žiūrėdami, keistumės ir augtume kur į pradžią. Žiūrėkit, taip kaip tauta, taip kaip žmogus kritęs, va įsivaizduokit, kai tik tai žmogus krito, amen, kaip tik tai žmogus krito, Adomas ir Ieva, ne? Kas prasidėjo? Kai tik ta minutė prasidėjo naujas Dievo planas, kaip sugrąžinti jos atgal. Kada Dievo plano pradžia sugrąžinti jos iš kur? Nuo pat tos pačios sekundės. Vadinasi, yra laikas, plano pradžia. Nuo tenais, kai jos, sako, aprengė kailiniais, ne? Nu, aprengė iš tikrųjų skūra šitą. Oda. Buvom be odos, ne? Iš sielos. Aprengė šitą mėsą. Aleliuja. Ir iš karto jos pranašavo, kad tau kas į kulną, tu minsi gyvatį ant galvos, ne, Dievas pranašavo apie ką? Apie tolimesnę eigą. Ne, vadinasi, mes Dievo planas nuo tos minutės iki Kristaus, ne? Per Kristų, ne, įeinam ir tada grįždami per Seną testamento mokyklą per Kristų, mes grįžtam atgal į pradžios knygą. Suprantat, kelionė. Į Biblijos galą ir atgal į pradžios knygą. Žinot, kodėl žydai į kitą pusę skaito? Jie žino, į kur eit, bet nepagauna bairio dėl ko. Aleliuja. Sako, laikraštį, viską iš kito galo. Jo, ir aš jums pasakysiu, ir pas mane tokia mada buvo, nu, čia taip vadinama, ne, sakydavo, kas pas tada mada iš kitos pusės skaityti, nežinau, sakau. Laikraščiai būdavo, laikraščiai ne iš priekio, bet iš galo. Irgi iš galo, nu, mat. Nu, vat, ne veltui skiepyti į kur? Amen? Į žydus. Aleliuja. Taigi, ir kad suprasti, Adeno sodą, karalystę, amen, mes turim daug ko mokytis, amen, daug ko mokytis pažinti, nes iš mūsų brolių žydų. Amen. Tai nereiškia, kad daryti tą patį, bet pamatyti, ką jie daro, nes jie darydami to jie nedaro to, kas iš tikrųjų. Yra dalis jų, kaip ir sakau, yra 3 dalys žmogaus. Yra kūniškas, sieliškas ir dvasinis. Amen. Tai va, to dvasinio jie niekaip nepasiekė. Amen. Nes niekaip nedaėjo iki viešpaties, ale, atstumė jį. Taigi ir šiandieną vat, mes
žengsime ir iš tikrųjų pažiūrėsime, kas yra tikroji mokinystė ir kaip tapti kuo mokiniu. Amen. Nes mokinystė mūsų, tik mokinystė mus gali, mokinystės principai, amen, gali mus ką daryti, auginti, amen, karalystėj. Todėl, jeigu mes naudosime principus pasaulio mokinystės, brangusis, brangioji, niekur toli nenukeliausi. Amen. Principai dvasiniai, ta prasme, principai veikiantys absoliučiai neveiks, nereaguos. Amen. Angelas dvasinėje sferoje, jis nepajuda tol, kol negirdi Dievo balso iš tavęs. Tu gali kalbėti, angelui sakyti, jisai stovės, bet kada tik Dievas pro tave sferoj, diapazonu, angelas to vykdo. Tada, kada sutampa viskas. Amen. Gali atsistojęs rėkaut ir niekas nevyks. O gali atsistojęs nieko nedaryti, nerėkaut ir daug kas vyks. Amen. Aleliuja. Tai vat, ir kas tai yra mokinystė, amen? Aš truputėlį pasakysiu vėliau pagrindinį jos principą, amen? Gerai, turim daug labai lūčių, turim daug labai visko, viešpats mane taip vedė apie šitą reikalą kalbėti, nes nesuprantant šitų dalykų, mes negalėsime tikslingai sekti Kristumi. Amen. Aleliuja. Gerai. Pažiūrim, kas atsitiko pirmiausia nuo pradžios knygos ir kaip gyvatė apgavo ir kaip pasikeitė viskas pasaulyje, amen, kaip pasikeitė viskas, ir vėl perkaito. Brangieji, biškį išjungsiu, tai dar čia saulė šviečia, bet jūs mane girdit. Aleliuja, girdit mane? Jo, trupučiuką atšals fotoaparatas, vėl įjungsiu, užkaito. Ir vėliau vėl įjungsiu video, gerai? Dabar paklausykit tada. Žiūrėkit, 3 skyrius pradžios knyga. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvulius, kuriuos viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai, ar tikrai Dievas pasakė nevalgyti nuo visų sodo medžių? Moteris atsakė gyvatei, mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė, nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Gyvatė atsakė, nemirsite. Gyvatė melavo ar ne? Nemelavo. Juk jie nemirė. A ne? Fiziškai. Bet apgavo. Amen. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Amen. Vadinasi, jūs tapsite kuom? Savo teisumo, savo nuomonės, savo įsitikinimų
mąstymų, ane? Ta prasme, atsiskyrę nuo ko? Atitrūkę, nutraukti nuo Dievo, nes Dievas yra viso ko tiekėjas. Išminties, supratimo, patarimo ir galybės, pažinimo ir viešpaties baimės. Vadinasi, šitas laidas, nutrūko. Amen. Vadinasi, iki to laiko žmogus buvo sukurtas Dievui. Amen. Ir kad per Dievas savo galybę galėtų transportuoti į žemę, jis sukūrė žemę žmonėms, ane? Sako, valdykite, ane? Ir aš per jūs, ane? Per jūs tiekdamas jums save, visą, ką turiu, informaciją, ane? Per jūs žemėje darysiu, ane? Todėl žmogus absoliučiai buvo surištas su Dievu. Amen. Jokio nuosavo teisumo, jokio supratimo. Amen. Visa, ką tiekdavo Dievas. Amen. Žmogus būdavo Dievo atvaizdas išsireikšti. Ane? Halleluja. Ir va čia vat kritimas žmogaus, amen, ir subjaurojo, ką tikrą mokinystę. Juk Adomas ir Ieva imdavo informaciją, vadinasi, mokinosi iš Dievo, kaip iš dangaus atnešti žemę. Amen. Adomas užeidavo į sodą, ne? Sode Dievas, sako, vaikščiodavo su juo, mokindavo, ne? Kad ką žemėje tą patį darytų. Amen. Yra momentai, kai sako, raštas sako, kad žemėje šitoje dimensijoje dar nebuvo jokio augalo, nes nebuvo žmogaus, kam įdirbti. Nors Dievo sodas jau buvo. Aleliuja, kitoje dimensijoje pas Dievą. Amen. Todėl ta tikroji mokinystė, amen, yra pradžios knygoje, bet jinai yra paslėpta, amen, ir kad mes sugrįžtume į tą supratimą, į tokį, į sąjungą su viešpačiu, amen. Juk mes dabar viešpačiui leidžiam veikti tik tai tiek, kiek mumise tiesos, jo. Bet jeigu mano požiūris, mano supratimas, ane, ir mano visa mokinystė, vėl aš dėlioju per melą, niekur aš jam ir neleisiu pasireikšti. Amen. Todėl reikalinga tiesa, o tiesos reikia ieškoti, tiesa jis, amen. Todėl ta kelionė yra visa surišta su mokinimuose, mokintis. Dabar mums reikia mokintis vieno, sakykime, kaip čia jums pasakyti, kad melas būtų apvalytas tiesa, amen, ir kad mes galėtume mokintis dar kitų dalykų, amen. Taigi ir po nuodėmės žmogus tapo priklausomas nuo regimo, nuo girdimų dalykų, amen, nes Dievo kanalas atsijungė. Ir žinoma, dvasių perėmimas, valdžios pasikeitimas, iš Adomo paimti raktai, iš Adomo paimti dimensijų ir sferų raktai buvo atiduoti kitai valdžiai, amen, kuri savo informaciją ir mokino toliau visus. Amen. Va tą laiką.
Todėl mes matome, viešpats atitraukė tautą, kurią mokino kitaip nei kiti. Amen. Žydai buvo mokinami visko ir auginami absoliučiai kitai nei filistiniečiai, visas pasaulis. Amen. Todėl, o čia ir gilu yra. Amen. Kodėl Dievas juos mokino vienaip. Amen. Aleliuja. O šiandien taip pražvelgsim įdomius dalykus. Amen. Taip kaip žydai mokinasi. Ar teko kam nors pastudijuoti apie žydų mokymasi? Ne? O, įdomu. Vau. Gerai. Gerai, aš vieną pasakysiu tokią frazę. Kas yra mokinystė aplamai? Ne? Vat vieną frazę pasakysiu. Mokinystė tai procesas, tai yra autoriteto ir valdžios perdavimas. Kai krikščionys šaukia, man suteikta visa valdžia, man Dievas davė valdžią ir jėgą. Ir aš tikėjimu viską galiu padaryti. Amen. Jeigu tu turi tikėjimą ir per tikėjimą gali veikti kaip mokinys. Amen. Mokinystė yra valdžios perdavimas. Kaip pasaulyje, jeigu kompanijos vadovas, direktorius ar ne, renkasi pavaduotoją, ar renka kompanijos, prezidentas nori statyti direktorių, ne, tą, kuris dirbtų, jisai ką darosi, jis būna ilgą laiką asistentas ir mokinasi, kaip perimti visą valdymą. Mokinystė yra valdžios ir autoriteto perėmimas. Todėl klaidingas mokinimasis, neteisingas mokinimasis, ne pagal Dievo principus jūs išmokins būti. Todėl visi pasaulyje, kokie mokiniai, kokie Jėzaus mokiniai, ką noriu, tą darau, ką noriu, tą dainuoju, ką noriu, kaip šoku, ką noriu, pamokslauju. Nesupratimas, kas yra tikroji mokinystė. Aleliuja. Matot, klaidinga yra kaip pasakyti. Žinot, krikščionis priėmęs Kristų, ane, jisai čiumpa Bibliją ir iš karto jis jau nori būti Jėzaus mokiniu. Ir iš karto jis jau nori būti mokiniu, ne? Tada jau mes skaitom, mokinamės ir pradeda, aš pasakoju netgi iš savo patirties, kaip aš pats tai dariau ir kada viešpats, viską aš sudėliosiu jums palaipsniui. Amen. Bet pamirštas dalykas yra pagrindinis,
kad Biblija, kada kalba mums apie mokinystę, ne? Žiūrėkit, visos Evangelijos yra, kalbama visose Evangelijose apie mokinį, ne? Jėzus buvo rabi, mokytojas, ne? Ir mokinystė. Jonas turėjo savo mokinių, ne? Ir mes žinom, kad Senam testamente taipogi buvo farizėjai, sinagogos, sadukėjai, mokyklos, viskas rišdavosi. Rabinas pas žydus tai yra būtent mokytojas, kuris gali turėti mokinių. Amen. Rabinas, vadinasi, jis pasiekęs tokį laipsnį, kuriame pas kurį gali mokintis mokiniai. Amen. Bet tai yra ne vaikai, ne vaikučiai, ne kūdikiai, ne viduriniokai, ne aukštosios, bet baigia viską. Amen. Ir va čia šitus dalykus mes dabar eisim, kad mums lengviau suprasti būtų, eisim pas žydus, kaip žydai mokindavo vaikus, kokia tai yra mokymo sistema, kaip tapti mokiniu. Kaip tapti mokiniu. Pas žydus yra 3 pagrindiniai mokymo procesai. Amen. Kada jie pradeda eiti į mokyklas, tai nuo 5 iki 15 metų. Vadinasi, pirmas žydų mokinystės procesas, tai yra nuo vaiko gimimo iki 5 metukų. Jo pagrindinis šaltinis mokymosi kūdikio yra šeima. Dabar atkreipkite dėmesį, kad visus šitus principus, jūs turite žvelgti per Kristų ir sudėlioti į krikščioniškus laiptukus į dvasinę mokyklą, kartu pagal žydų fizinę. Ir jūs atrasite visą, kur paslėpta paslaptis. Amen. Halleluja. Gerai, apie šitą dangaus karalystę sugrįšiu. Dabar mes žengiam nuo pradžių, ne? Taigi, nuo 0 ką tik tai gimusių vaikų mokykla, nuo gimimo iki 5 metų, tik tai namuose mokinami vaikai. Ir mokinami vaikai šeima. Šeima iš žydų kalbos, yra eilutės, kurias jie visą laiką prie stalo šeimos atsikeldavo iš ryto, susirinkdavo šeima. Vadinasi, atsistoja, kas teko matyti žydų švenčiamą Paską, neteko, aš Paul Wilburną seku, dabar jau ilgą laiką nedariau kada, bet aš daug žiūrėjau žydų tradicijos, mokinausi, kaip jie tai daro. Šiek tiek iš šito galima ištraukti filmo iš Chosen, Jo. Ir šeima, vadinasi, vaikai mokinami, klausyk Izraelį, viešpats yra mūsų Dievas ir vienintelis viešpats. Pasme, žydų tauta išskirtinė
tauta nuo viso pasaulio, nes ten nėra kitos tematikos ar kalbos, apart ką? Dievą. Nedaleidžiama, absoliučiai, vis kiek nuo ryto iki vakaro, Elohim, Al-Shaddai, mūsų visagalis, pasme žmogus susitinka, amen, ten pažydus, žiūrėk, mokinys ir rabis visą laiką, pasme, kad ir kaip ten buvo su farizėjais, su viskuo, visą laiką buvo kas? Pagarba. Nes autoritetas pažydus yra kas? Tora. Žodis. Amen? Vadinasi, nuo 0 iki 5 šeimoj nieko daugiau, absoliučiai jokios informacijos vaikas negali gauti apie technologijas, apie kažką tai. Okay. Mane viešpats tik atvykus į Angliją 99 metais įkraustė tiesiai į žydų centrą į Stamford Hillą. Paska, kur judaizmas. Jie rengėsi savo rūbais, kasytės, viskas. Sakau, viešpatie, čia Anglija? Kur aš čia papuoliau? Vieną dieną papuoliau į Izraelį. Kitą dieną nuvariau į kitą rajoną, žiūriu, babainas. Sakau, tai aš Indijoje dabar? Tai kada aš Anglijoje atsidursiu? Suprantat, kas ten vyksta? Žodžiu, laukit, aš pabandysiu, žinot kaip. Na va, kažkiek vaizdą dabar susigrąžins, aš užtrauksiu žolaidą, kad saulė nekaitintų jį. Va, galėsit matyti. Aleliuja. Na ir vat, žydai, tikrieji žydai, o jūs tikrieji krikščionys. Supraskit, kokie jie buvo pasišventę ir kaip buvo auginama karta iš kartos, pasišventę Torai, žodžiui. Jie, žinoma, nematė gyvojo Dievo šitos kartos, bet per kartų kartas, ką darydavo? Ką raštas sako? Jie vaikus savo tos mažus nuo 0 iki 5 metų, o ne, mokindavo, kaip ir sako, užrašyti Toroj, kad jūs pasakotumėt apie didingus Dievo darbus, kaip jūsų tauta, kaip mus Dievas galingas išvedė iš Egipto, kokius stebuklus darė. Amen? Va 5 metai iki 5 metų tai yra pamatas, kalbama, bendraujame vien tik tai apie ką? Apie Dievą. Ir pasakojama, ir skaitomos eilutės, amen, tai yra šeima. Dabar paimkim tą laikotarpį, kūdikis gimsta Kristuje. Kūdikis gimsta Kristuje. Jis turi kur patekti, į kokią šeimą? Kur šeima nuo ryto iki vakaro kalbės kūdikiui ir pasakos, liudys apie ką? Apie Dievą, didingus jo darbus. Amen? Ir kaip sako, blogos bendrijos gadina gerus papročius. Ką padaro? Būtent, jeigu grupelės ir toliau siekia kitų dalykų, informacinių visokiausių viskas, net kūdikis yra neišlavinamas. Todėl mes matom, kaip Paulius visiems kūdikiais vadina korintiečius, amen, ir kitus. Jūs sako, jūs... O supraskit, kodėl Paulių Dievas išsirinko. Jis buvo kas? Toros Toros aukščiau už rabį, ten, žodžiu,
top fariziejus, kaip sakoma, tas, kuris jau po to aš paaiškinsiu, iš ko susideda, kaip jie laipsnius gauna. Kaip jie tampa tais tokiais. Haleliuja. Taigi, vat principai, amen, tai yra pradinė krikščionybė nuo 0 iki 5 metų, kaip pas, tai duotas 5 metų kūdikio laikas. Dievo malonė. 5. Suprantat? Aš sakau, tai reikia per Jėzų matyti, suprasti, kada tu supranti skaičius, supranti Dievą, supranti tada tu gali žydų išminties suprasti Dievo planus. Sako, ir išmintingas tas, kuris supranta ir atskiria Dievo laikus, metus, laikus, sezonus. Amen. Haleliuja. Žengiam toliau. Edukacinė pradžia, kada žydai vaikus leidžia į mokyklą, pradeda išleisti, tai yra 5 metai. Tai yra 5 metukai, kada tėvai atveda savo sūnų į sinagogą, kurioje yra rabiai paskirti mokinti vaikus. Išgirskit mane. Sulaukęs 5 metų berniukas, mergaitė yra pasiruošęs studijuoti ne matematiką, ne algebrą, ne lietuvių literatūrą, o Toros rašybą. Vienintelė, ką jie mokosi 5 metus, tai pažinti žydų rašomąją kalbą, studijuoti Torą rašydami. Suprantat? 5 metai rašymas iš Biblijos, studijavimas raštu žydų. Nes žino ten žydų tos, žodžiu, 5 metai yra, aš susakysiu dabar visą kaip yra. 5 metų berniukas yra pasiruošęs studijuoti Torą, rašytinę Torą. Nuo 10 metų jau pereina į kitą mokymo sezoną, kurie jau pradeda studijuoti žodinę Torą. Amen. Du sezonai. Rašytinis ir žodinės. 2 sezonai, 5 metai ir antras sezonas 3 metai. 5 metai studijuoja rašytinę ir nuo 10 iki 13 yra kitas sezonas žodinės. Amen. Ir 13 metų sulaukę visi yra pilnametystės ceremonija. Pažydui pilnametystė 13. Jo? 13 metų žydai viskas. Pilnametystė. Amen. Bet ką aš noriu pasakyti? Tiek pirmus 5 metus, nuo 5 iki 10 ir nuo 10 iki 13, jie nesimokė absoliučiai daugiau nieko apart Dievo žodžio. Apart Dievo žodžio, kad taptų viena.
Rašytiniai turėjo viską išmokti rašyti, o žodinė visą turėjo išmokti atmintinai. Eilutės, visą Torą. Ir pastumė fariziejus, kas fariziejus yra rašto žinovas, nes jis priėjo tau ras, kas pas mus krikščionys tokie, kurie mėgsta žodelių mėtyti eilutes dėlioti, rašto žinovai, fariziejus. Aleliuja. O, mano nusisuko šitas. Ko jis man taip nusisuko, ilgą laiką manęs nerodė. Face track. Okay. Taigi, penkiolikos metų 13 metų pilnametystės ceremonija, 15 metų halachok studijos, 18 metų jau pilnai pasiruošęs yra vyrukas santuokai. Merginos jos 13 metų baigia viską. Merginos jos baigdavo 13, amen, viskas. 20 metų prasideda mokymasis pašaukimo sekimui ir 30 visiškam gyvybingumui. Visiškam gyvybingumui. Taip vadinasi iki 30 metų žmogus yra ruošiamas tapti mokiniu. Nuo 5 iki 10 rašyti žodį. Biblijos mokykla. Ane? Nuo 10 iki 13 mokinamės pamokslauti jau. Amen? Na, kaip sakau, iš visko mes galim pasimti, sako, iš šitų lobynų, ane, kad suprasti, kas yra mokinys. Amen. Internetas striginėja. Nieko nepadarysiu, bet aš įrašą darau dar vieną pambokslo, kad galėtumėt. Ir tada iki 5 metų jiems yra pasakojami bibliški Dievo stebuklai ir pasakojama apie Elohimų, apie Abraomą, apie Nojų, apie Dovydą, amen, vaikučiam, ne, kad visus pasakoja, ką Dievas darė gyvenime, amen. Na ir nuo 5 metų jie pradeda mokslą sinagogoje. Čia pradinio mokymo rašybos, jie mokinasi iš 2 pagrindinių knygų, iš pakartotino įstatymo ir kunigų. Amen. Pakartotino įstatymo 33:4. Mozė paskelbė įstatymą Jokūbo palikuonims. Ir kunigų 1:1. Viešpats pasišaukęs Mozę jam kalbėjo iš susitikimo palapinės. Sakyk Izraelitam, jei kas iš jūsų norės aukoti viešpačiui, te aukoja iš galvijų ir avių. Jei to deginamoji auka bus iš galvijų bandos, te veda sveiką patiną prie susitikimo palapinės, įėjimo laisva valia viešpaties akivaizdon. Na žodžiu, šitų 2 knygų jie
mokindavosi rašybos ir šūkis būdavo toks: The law will be my calling. Įstatymas yra mano pašaukimas. Amen? Nes žydam įstatymas buvo viskas. Ne? Nes Dievas davė, vat štai ko jie mokinosi įstatymo. Na, dabar paimkime, žengtelkim į Naują Testamentą. Aha. Gerai. Pažvelkime į Naują Testamentą, ką Jėzus mokina Mato 6. Mato 6, 20, nuo 24 eilutės. Gerai, paskaitom. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnų, ko vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Pažvelkite į padangių paukščius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per sprindį pridėti savo ūgio? Ir kamgi rūpinatės drabužiu? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia. Bet sakau jums, nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandieną žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesirūpinkite ir neklausimėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba ko vilkėsime, visų tų dalykų ieško pagonys. Bet jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Ir ką raštas sako toliau? Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Ką žydus mokino vaikus iki 13 metų? Absoliučiai nieko kito, kai tik tai pažinti, ką? Įstatymą. Amen. O mums ką viešpats sako? Jo teisumą. Amen. Kas yra teisumas? Vadinasi, išsižadėjimas savo teisumo. Amen. Ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, kad gyventume jo teisumu, o ne savo. Aleliuja. Kad savo teisumas būtų kur? Nukryžiuotas. Pagrindinė žydų buvo visų, kas čia su ta kamera? Jinai grybą pjaut pradėjo. Oi. Ką čia nuojas? Gerai. Jo, ir vat nuo 10 metukų ir pradėdami mokintis oral Torą, taip ir vadinasi oral, ane, pažydus, nuo mažo iki seno visi turėjo žinoti Torą atmintinai.
nuo mažo iki jauno Dievo žodis stora, amen, visi turėjo žinoti atmintinai. Taip pat mokinosi gerų klausimų meno, tai judaizme ir dabar vyksta pastaruosius 2000 metų. Dabar pradedant tolimesnius mokslus, amen, ir mokslų, kaip jie mokindavosi, kaip studijuodavo Torą, amen, ir kas aplamai, kokia žydų yra praktika moksle. O, va čia, brangieji, tai yra gilu. Mokinio ženklas, kad jis geras mokinys, ne, yra ne atsakymuose, daleiskim, ne, ne atsakymuose, kuriuos jie pateikia, o klausimuose, kuriuos jie užduoda. Mokinio ženklas yra ne atsakymuose, kuriuos jie pateikia, o klausimuose, kuriuos jie užduoda. Ir vienas iš dalykų, kurių matote rabinų diskusijoje, yra tai, kad kai kas nors užduoda klausimą, jūs neatsakote atsakydami, jūs atsakote į jo klausimą klausimu. Ir paprastai atsakymas į jį, šį klausimą, yra klausime, kurį užduodate atgal. Skamba žinoma painiai, bet iš esmės tai tokia mintis, brangiai, ne? Jūs užduodate savo klausimą, atsakydami, jūs iš esmės sakote, aš suprantu jūsų užduotą klausimą ir atsakau į jį klausime. Amen? Aš klausiu jūsų, kad galėtumėte tęsti diskusiją. Kad neprarasti diskusijos, vadinasi, aš klausiu ir tu atsakai klausimų ir klausi, tada diskusija tekasi, kurioje mes augom. Mes tai matome su Jėzumi, užduodamas klausimą ir jis atsako klausimu. Todėl dėl ko sakau, kad pažinti Evangeliją, suprasti ją, kaip viskas vyko, tu pirmiausia turi pažinti žydų mokslą net, kad teisingai interpretuot ir suprasti kontekste, kas vyksta. Aleliuja. Kai vaikai grįždavo iš mokyklos, jų tėvai klausė pirmiausia ne kaip tau sekėsi, bet kiek tu uždavei gerų klausimų. Pagrindinė tik tai šitas. Kiek uždavei, tėvas prieš klausė, kiek tu uždavei klausimų, kiek tu bam. Ir taip tėvai žinodavo, jei vaikas užduodavo daug klausimų, vadinasi, jis daug ko išmoko. Studijavimas yra laikas mokinamusi, ane? Ir po to, va šitas oral,
nuo 10 iki 13, kada jie pradeda, ne, vat, šitas žodinis, ne, jie praktikuoja Dievo žodį, ne, klausimas į klausimą. Atsako klausimu. Luko 2:42. Pasiremėm žodžiu, kad būtų tvirčiau mums. Luko 2:42. Aišku, čia lietuvių vertime bus. Gerai. Pasibaigus, nuo 43 eilutės skaitau, pasibaigus šventės dienomis ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet Juozapas ir jo motina to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, pradėjo ieškoti jo tarp giminių ir pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį kur? Šventykloje, sinagogoje. Sinagoga, ką jisai darė? Sėdint tarp mokytojų, tarp rabį. Ir ką darydavo? Besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Ir jie sakė, iš kur pas jį tokia? Jisai ras ir kerta, jisai ras ir kerta. Klausimas, besiklausydami ir visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Atsakymai, kurie buvo klausimuose. Amen. Nes jis jau tada bandė žadę. Pamatė jį, jie labai nustebo ir jo motina jam tarė, vaikeli, kodėl mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš sielvartaudami ieškojome tavęs. Jis atsakė, kamgi manęs ieškote, argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo pasakytų žodžių. Jis iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą ir buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus tuos žodžius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir Dievo malonę. Dievo ir žmonių akise. Būtent. Metai, išmintimi, metais ir malonė. 3. Ir tu, ir Dievo, ir žmonių akise. Aleliuja. Taigi, brangieji, kaip 13 metų pasibaigia mokslai, tas vidutinis education, ne? Nuo 5 iki 10, nuo 10 iki 13, mergaitės jau toliau nebeina, ne? O berniukai jau nuo 13 pradeda ir tik tai gali nuo 13 iki 15 į tą aukštąją mokyklą patekti tik top Toros žinovai. Asme, kad eiti į sekančią, panašios sistemos yra ir pasaulyje, žinai, atrankos vyksta į universitetą, ne? Dabar tai padarė, kad atranka, tu gali susimokėti. Ir nusipirkti, įstoti, susimokėk vos mokslus ir mokinkis iš savęs. Amen. Seniau taip nebuvo, pažydus. Į kitą lygį, tik tai išrinkdavau top, kuris vadinavosi Beth Midrashach. Beth Midrashach. Mokinamosi namai ir jį galėdavo patekti tik berniukai. Amen. Viskas. Su mergaitėm baigėsi. Ta mokykla ir vadinavosi debatų mokykla. Ir tik po jos baigimo geriausi tapdavo mokiniais. Tik po viso šito tau duodavo baigimo lapą, kad tu gali tapti mokiniu. Tik tai po šito tu gali tapti mokiniu. Labas rytas, Jėzaus mokiniai. Aha.
Kas galėtų tapti becoming a Talmud, a disciple? Maždaug 15-16 metų. Kas tada vyksta? Va tada, po šitų visų baigimų, amen, jūs ieškote, nujukai, please, jūs, kiekvienas mokinys, gavęs mokinio poziciją, tada ką daro? 15-16 metų ieškosi privataus rabi, mokytojo, kad jis galėtų ateiti pas jį ir mokintis, nes jau jis yra mokinys, statusas mokinys tik tai nuo tada. Kad galėtų mokintis, ne rabi ieško tavęs, bet tu ieškai rabi. Tu ieškai rabai, tu ieškai už savo pinigus, už ką nori, kaip tavo tėvai, bet tu esi vedamas. Amen. Va čia vat, aš jums atskleisiu vėliau didžiulę paslaptį. Ne rabi ieško tavęs, įsiminkit, bet tu ieškai rabi. Jei tu ieškai ir nori mokintis aukštesniojo universiteto, čia aš taip pats prirašiau, aukštesniojo universiteto aukštam laipsnį, tu ieškai profesoriaus, kuris tave mokintų. Ir vat, kai aš šitas eilutės rašiau, man bam! Mūsų apaštalas Kanadoje, jisai būtent yra kas? Profesorius, kuris mokina, pasimatė kiek mokinių, kaip jis Zoom'e varydavo, kuri mokinių, jis rabis, nežinau, ten iš viso pasaulio, pastovis ten su kompiuteriu laksto dieną naktį, tas seminarai, sesijos, jis profesorius, jis mokina juos, tos mokinius, amen. Taigi, tas pats pažydus, rabiai ir mokiniai. Amen. Todėl, kai mes skaitome, atsiverčiam skaityti ir Biblijoje matome apie mokinius kalbą, mokiniai, tai tie, kurie buvo jau paruošti, baigė visas mokyklas, amen, Toros studijavę, top paskutinės klasės tapę, amen. Kad tapti mokiniu pas rabį, pirmiausia turėsi praeiti rabi testas. Rabi testas tau duos ir jis užduos klausimus ir pasižiūrės, ar tu gali tapti mokiniu, o jo mokiniu. Vadinasi, kai tu nori, sakai, aš noriu būti tavo mokiniu, aš to porą instrukcijų, klausimų. You're not ready. Tu net nepasiruošęs, tu net nenori. Klausimai, atsakymai tavo pasakys apie tave. Amen. Mato 19:21. Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Instrukcija? Nori tapti mokiniu? Mano. Šito pirmo instrukcija. Atliksi, galėsi mane sekti. Bet ką mokinys padarė?
Išgirdęs to žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Viešpatie, aš tave seksiu, aš noriu tam mažą užduotėlę. Vadinasi, grįžk prie Biblijos. Nuo pradžių. Gal net iki Biblijos netais, gal grįžk pas kūdikius, kur liudijimai yra apie Dievo žodį daug kalba, apie didingus Dievo darbus. Jūs pastebėt, apie ką kalbu dabar krikščionybėj, kai jūs matot vieną susirinkimą, kitą, trečią, ketvirtą, tu gali atskirti lygius krikščionybės, kur kas kame yra. Amen? Didžioji dalis pastorystės yra tarp 10 ir 13 metų. Sakyk, pastorystė, ne, pastoriai, kurie tai yra tas nuo 10 iki 13 metų tam tarpe, kada jau žodinę pradeda jie Torą naudoti, mokintis. Amen? Supras, kokia krikščionybė. Jie net nedaėjo iki lygio mokinio. Nes kad tapti Jėzaus mokiniu, aš dabar paskaitysiu, ką pats Jėzus sako. Amen? Pažiūrim? Gerai, va čia ir tęsiu toliau. Nuo 23 eilutės mato 10-19. Tada Jėzus tarė savo mokiniams, iš tiesų sakau jums, turtingai sunkiai į dangaus karalystę. Ne, aš palaukit, aš buvau susirašęs, gal aš tai padarysiu. Va. Grįžtam į Mato 8. Mato 8, 19, 22. Tuomet priėjo vienas rašto žinovas ir tarė jam, mokytojau, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi. Jėzus jam atsakė, lapės turi urvus, padangių paukščiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitas jo mokinys prašė, viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Bet Jėzus atsakė, sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo numirėlius. Sąlygos, amen, ir instrukcijos, kad jeigu tu nori būti mano mokinys, kokie, Mato 10:24. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. Šitas eilutės atsiminkit, nes turėsit skaityti dar kartą, kad suprast, kaip jas Jėzus skelbė tada, ne? Kaip mums jas dabar pritaikyti. Aleliuja. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už savo šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Jei namų šeimininką jie praminė Belzebubu, tai ką kalbėti apie namiškius? Taigi nebijokite jų, nes nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta ir nieko nėra paslėpto, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite šviesoje ir ką šnibždu į ausį, skelbkite nuo stogų. Palaukti, tada aš nemato 25, 27. Tai kiba morkaus aš čia užsirašiau. Gerai, toliau skaitau. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje ir aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Kas išsižadės mane žmonių akivaizdoje ir aš išsižadėsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O 37 eilutė. Ok. Va, gerai, toliau einam.
Nemanykite, jog aš atėjau atnešti žemėn ramybės, atėjau atnešti neramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais. Ir dabar 37 eilutė. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Na, pareiškimai, jei tu nori tapti mokiniu, yra stiprus, bekompromisiniai. Amen? Tai Jėzaus žodžiai. Aleliuja. Mato 9:14. Čia pilna jų iš tikrųjų, tu viešpaties. Mes tik paimsim kelis. O, manau, čia. Mato 9:14. Tada priejo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai daug pasnikaujame, o tavo mokiniai nepasnikauja. Jėzus jiems atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais jaunikis, bet ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, tada jie pasnikaus. Nesuprantu, ką čia pasižymėjau, visai ne tą. Bet mato. Na, gerai. Luko 6:40. A? Kaip? Gali būti, pastoviai sumaišau Morkaus su Mato ir Make užrašė. Mate. Luko 6:40. Mokinys nėra viršesnis už savo mokytoją. Kiekvienas mokinys, jei gerai išlavintas, bus kaip jo mokytojas. Kiekvienas mokinys, jei gerai išlavintas, bus kaip jo mokytojas. Luko 14, 26, 27. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Todėl šitie pareiškimai, amen, jie stiprus. Todėl krikščionys nesupranta po šį dieną, apie ką čia yra. Nu tai kaip čia anas. Na, pirmiausia, grįžk nuo kūdikio mokyklos. Amen. Čia kalba, kas gali tapti mano mokiniu. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką turi savo galvoje, savo teisume, savo įsitikinimuose, savo gyvenime. Žmonės galvoja, oi, čia neįsižadėjau namo ar mašinos, tai čia bai. Ne, aš kalbu apie čia, kas tu toks, kad tu neįsižadi savęs. Aleliuja. Negali būti mano mokinys. Mokinystė prasideda nuo mirties savo, nuo įsižadėjimo. Aleliuja. Druska geras daiktas, bet jeigu druska netektų sūrumo, kuo ją reiktų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui. Ja išmeta lauk. Kas turi ausis,
klausyti, te klauso. Amen. Apaštalų darbai 16.1. Ką aš čia dar užsirašiau? Apaštalų darbai 16.1. Paulius atkeliavo į Derbę ir Listrą ir štai ten buvo vienas mokinys vardu Timotiejus. Klausykit. Dabar, kai skaitysit, pamatysit, kad atėjo Saulius atvedamas, ten buvo vienas mokinys. Vienas mokinys. Ir ten buvo vienas mokinys. Dabar suprasit apie ką, kad mokinių mes nekrikščionys, mokinys nekrikščionis, mokinys yra Dievo sūnus, mokinys, kuris išsižadėjo savęs. Jis sako, ten buvo vienas mokinys, vardu Timotiejus. Mokinys tai ne tas, kuris mokinasi, ko nori. Tikras mokinys mokinasi to, ko jo moko, ką jį moko. Amen. Dangaus karalystės mokinystė yra ne pasaulio supratimo, tai visiškai kitoks principas. Amen. Ir juo tapti yra sąlygos ir principai. Tik toks mokinys galės išmokti ir perimti ką? Dvasinę valdžią. Todėl mokinys, kuris jau baigė mokyklą ir buvo išrinktas ir jis gavo mokinių, kad jis gali mokinti, jį rabis mokindavo perdavimą valdžios statusą. Vadinasi, kai tu mokiniesi universitete, tu jau nesimokinė elementarių dalykų, tu mokiniesi valdžios kažkokios tai pareigos užimtos pozicijos, kaip perimti su savo statusu valdžią. Kažkokioj tai įmonėje, prezidentūrai, nesvarbu kurioj sistemoje. Amen? Taip ir Jėzaus mokinys, kada tu tampi Jėzaus mokiniu, tu ką periminėjai? Valdžią ir jėgą. Tas, kuris pateptas ir tas, kuris vaikšto valdžia ir jėgoje, yra Jėzus mokinys, nes jis mokinasi iš Jėzaus perimti valdžią. Tikroji mokinystė yra perimimas valdymo ir valdžios. Kol visko neįsižadėjai, negali pradėti mokinystės, nes tau trukdys tavo praeitis ir tai bus tik kūniška mokinystė. Kūniška, ane? Tu gali iš savęs mokintis daryti, būti geras, ten ta prasme nueiti, ne čia yra kūniška, bet valdžios tame nėra. Kodėl sako, jis kalbėjo, jis mokė kaip kas kitaip, negu kaip turintis valdžią. Atpažin fariziejai, kurie patys supranta kaip ką. O, sako, iš kur šitas mokymas? Jis visai kitaip mokino, jis kaip turintis valdžią. Dvasinė mokinystė prasideda nuo supratimo dvasinių principų ir įstatymų dvasimo laikymosi. Ieškokite dangaus karalystės
ir ko? Mano teisumo. Jo teisumo vadinasi jo principų, įstatymų, jo charakterio, o ne visų šitų dalykų. Tavo matymas ir atpažinimas, tavo laikymasis kitų aukštesnių už tave, laikymasis, mokinimasis iš aukštesnių yra būtent šitų vienas iš principų. Aleliuja. Tavo laikymas kitų aukštesnių yra vienas iš dvasinių principų Dievo. Amen. Paimam pavyzdį. Ne? Paimam pavyzdį. Namuose negali būti šeimininkai. Amen. Dievo visą laiką bus šeimininkas arba, sakykime, ane? Paimkime šitus namus, ane? Yra visą laiką bus viena aukštesnioji valdžia. Amen. Aukštesnioji valdžia, kuriai visi kiti, kuri bus mokytojas ar mokytoja, nesvarbu. Amen. Ir visi kiti, ane, žemesni bus mokiniai. Ir tu būsi to principo dvasinio pagautas ir mokinsies, jeigu elgsiesi pagal principus. Ne savo supratimo, bet kito. Amen. Jeigu lėkštės turi būti čia, mazgotėlės ten, tas ten, wow. Ne kur aš noriu, bet kur aukštesnė valdžia. Ane? Tai tu, ką darai, tu nusižeminimu perimi ir mokiniesi tos aukštesnės valdžios, tu periminėjai tą mokslą. Mūsų gyvenimas naujas Kristuje, tas yra amžina mokinystė. Mokintis, amen, atpažinti valdžias. Visi mes esame skirtingi ir tik kūne žmogus laiko kitą tokiu pačiu ar kitokiu. Atsimenu, pasaulyje, kas tapo, kaip pradžios knygos skaičiau, visi tapo kaip dievai. Ane? Kuom mes turim skirtis nuo pasaulio, todėl kad mes valgom nuo kito medžio, nuo gyvybės medžio. Jie sako, aš moku taip, aš darau taip, o aš darau anaip, taip, kaip dievai. Pas Dievą taip nėra. Pas Dievą mes visi mokomės iš jo. Per žmogų. Per jo principų sistemą. Amen. Aleliuja. Jeigu man šitų namų šeimininkė, ane, kuriai, sakykime, kai žmogus išnuomoja, jisai perduoda valdžią kitai valdžiai. Ane? Perduoda. Ir jeigu šita valdžia mane leistų ateiti čia pamokslauti, aš būčiau žemesnis už esamą valdžią. Aš būčiau tik tai svečias. Amen? Nesvarbu, koks mano autoritetas dangujaus sferose yra, aš neturėčiau teisės pereiti šeimininkų autoriteto. Amen?
šeimininkas visą laiką yra vienas. Amen. Kol mes čia, jei tapome mokiniais, arba kol mes čia, jei tapome mokiniais, arba mes mokiniai, arba mokytojai. Amen. Arba mes mokiniai, arba mokiniai, arba mokytojai. Amen. Žiūrėkit, dvi pozicijos. Raštas sako, Jėzus paskyrė pagal Efeziečių laišką mus pranašais, apaštalais, evangelistais, penkiabriaunė, kuris yra jis, kuris veikia per mus, kad išlavintų mus, išmokintų tarnavimo, amen, darbų. Aleliuja. Vadinasi, yra vieni mokiniai, vieni mokytojai. Ane? Dabar kaip supras savo pozicijas, kiekvienas turim poziciją. Raštas sako, raštas paprastai aiškina, ne, struktūrą dievišką kaip yra. Aleliuja. Todėl visur, kur beeitum, yra įstatymai ir principai, ne? Kaip čia jums pasakyti paprastai, kad, jeigu aš čia būčiau šitų namų šeimininkas, ne, apart ten tų kitų, jeigu aš pažeidęs teisės kažkokias, tai tada ten policija gali ten įsiverš pas tave, ne, ten turi tai kažkaip tai, ne. O šiaip pas mane absoliučiai niekas negali užeiti, jeigu neturi legalios teisės. Jeigu neturi kažkokio tai lapo ar išrašo, daleiskim, dėl ko, kad jie, ne. O šiaip nei prezidentas, nei policija, nei niekas negali pas mane užeiti, nes aš esu savo teritorijos šeimininkas ir aš esu pagrindinė valdžia. Amen. Todėl visur, čia atskirai mes apie šitą pasimokinsim, nes taigi, kol mes esame mokiniai arba mokytojai, ir pagal Efeziečius, kuriuos jau paskyrė viešpats atstovauti mokytojais, ne? Tu esi viešpaties mokinys, ane? Iki tol, kol viešpats patikės tau kažką. Aš nekalbu apie statusą iki mokinystės. Aš kalbu apie mokinį, kuris mokosi, ane? Dievo vedamas, mokinamas, amen. Ir atpažinimas, kada jisai jau tampa mokytoju kažkam, bet pats esa mokinys po kažkuo. Amen? Todėl kai sakoma, aš turiu būti po aukštesnė valdžia, ane? Iš kurios periminėjau valdžią, sakykime, ne, taip mokindamasis pažinimo, ane? Ir po mane yra mokiniai, ane? Kuriuos mokinu, ane? Bet tai esmė yra, kad tai negali susikurti iš pačio žmogaus. Amen? Ir visas, kada Dievo daroma, amen, tu supranti, kad klausykit, eikit visi namo. Ko jūs čia prispytot? Neduoda mums ramiai pagyventi, ne? Aleliuja. Esmė, kad viešpats atveda ir patiki mokinius. Amen. Vadinasi,
tu gali tapti, tu kažkam esi mokytojas, kažkam esi mokinys. Amen. Vienur mokinys, kitur tu mokytojas. Taip jau yra dangaus karalystė. Amen. Halleluja. Na ką, štai gerai, aš čia paskui pasibraižiau, tas čia gerai. Dar kitaip vadindamasis rabi yra vadindavo kaip šeimininku. Raštas mes matome, kaip sako, žinai, ir jei šeimininkas sugrįžtų tokiu laiku, amen. Todėl rabi vadindavo, kaip rabi ir mokiniai mano šeimininkas arba mokytojas. Rabi arba Lord, taipogi dar vadindavo viešpačiu. Šeimininkas, tas pas kurį mokindavosi, ne, visą laiką yra mokytojas ir mokinys. Mokytojas ir mokinys. Amen. Ir vienintelis Judas, Mato 26, 20-21. Mato 26. Ar čia raštą atsiverčiu, ar ne? 26. Jo. Atėjus vakarui Jėzus su 12 sėdosi prie stalo. Jiems bevaldant Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos. Jie labai nuliūdo ir kiekvienas klausė jo, nejaugi aš viešpatie? Jis sakė, nejaugi aš viešpatie. Jis atsakė, mane išduos dažantis kartu su manim duona dubenyje. Žmogaus sūnus, tiesa, eina, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, per kurį žmogaus sūnus bus išduodamas. Geriau būtų buvę tam žmogui negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė, nejaugi aš rabi? Jis atsakė, tu pasakei. Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną ir davė mokiniams, sakydamas, imkite ir valgykite, nes tai yra mano kūnas. Ne? Vienintelis Judas atsakė kitaip. Jis nepavadino jį savo šeimininku, amen, nes jis ir nebuvo jo šeimininkas. Aleliuja. Jei pasaulis mokino sporto, kultūros, mokslo ir taip toliau, tai pas žydus skaitimas to aukščiausio, tas yra aukščiausias, kuris geriausiai nusimano Dievo žodį. Rabi, ne, yra skaitomas aukščiausias, kuris labiausiai nusimato Dievo žodį. Aleliuja. Taigi, brangieji, kad mes taptume mokiniais Jėzaus, kad mes užaugtume, ne, skaitykite Evangelijas ir pamatysite, dar kartą sakau, ne, ką reikia daryti?
Evangelijose moko. Ir moko Jėzus, mato Evangeliją visur. Norint tapti mano, atleiskite, atleisite, tą darykite, tą, darykite tą. Visur instrukcijos, jeigu tu nori tapti mano mokiniu. Amen. Ir tikroji mokinystė, tai yra, dar kartą sakau, mokintis iš aukštesnio. Mokintis, amen, ir pripažinti aukštesnį. Ane? Jūs niekada netapsite mokiniais, jeigu jūs bandysite save įstatyti kažkur tai, amen. Save ten laikyti, kaip pasakyti, vaikučiai, tuoj baigsiu, please. Pagaliau. Tik tai tuo principu, amen. Aleliuja. Viešpatie, apie tai mes dar atskirai pakalbėsim. Šiandieną šitą mokymą baigiu. Įrašymo, po to mes atskirai galėsim paprastus dalykus, kuriuos papasakosiu jums atskirai. Aleliuja. Viešpatie, dėkoju tau, dėkoju šitą žodį, dėkoju viešpatie Dieve šitą išmintį, kurią tu mums suteiki, Dieve, kad mes galėtume pažinti giliau, Dieve, dalykų ir viešpatie Dieve pažindami, naudoti, veikti, viešpatie Dieve, taip kaip tu mus vedi, viešpatie Dieve, kad galėtume žengti, viešpatie Dieve, ir operuoti, viešpatie Dieve, dangaus karalystėje. Haleliuja. Juk tavo mokinystė tai yra perimimas, valdžios perimimas, viešpatie Dieve, tavo karalystės turtų, sferų, valdymo, visko viešpatie Dieve, ko paruošė. Ir Dieve, tik tai tie, kas tapo tavo mokiniais, Dieve, gali ir bus suteikta viešpatie Dieve ir perduota šitos galimybės. Dieve, aš dėkoju tau ir meldžiu, kad viešpatie Dieve, tu mums kalbi ir mums suteiki tą galimybę, viešpatie Dieve, mokintis. Ir dabar aš tą paslaptį, kurią aš jums pasakysiu, brangieji, prie šitos maldos, kad jūs suprastumėt vieną dalyką. Aš jums sakiau, kad mokytoją renkasi mokinys. Ane? Po mokyklos jie ieškodavo rabį, prie kurio galėdavo eiti ir mokintis. Amen? Ne rabį ieškojo mokinių, bet mokiniai eidavo pas rabį. Todėl daug kas neišgalėdavo, nes tai kainuodavo žiauriai didelius pinigus. Jeigu tu nori mokintis pas gerą rabį, tai kainuos labai daug. Ir dabar išgirskit, ką Jėzus sako jums. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Mat, jie buvo žvejai. Jis tarė jiems: sekite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Niekada iki to karto ne vienas rabis nebuvo pasakęs: sek mane. Visą laiką ateidavo, sakydavo: aš noriu sekti tave. Mokinys pas rabį. O čia mokytojas ateina ir sako: tuodu to jau paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Jie suprato, kokią galimybę gavo. Trenkė verslus, laivus, viską. Nes jam atėjo pasiūlymas iš aukščiausiojo, atėjo pasiūlymas iš rabio: sek paskui mane, aš tave išmokinsiu. Wow! Ar pas mus yra toks požiūris į mokinystę?
Jėzus suteikė mums galimybę, kurios žydai po šiai dienai trokšta. Amen? Viešpatie, mes dėkojam tau už suteiktą galimybę tapti tavo mokiniais, sekti paskui tave, paskui mokytojų mokytoją, išminties ir supratimo, patarimo ir galybės, pažinimo ir viešpaties baimės nešiotoją, kuris vedi ir rodai mums tiesų kelią viešpatie Dieve. Aleliuja, mes lenkiamės tau viešpatie Dieve ir dėkojam už tavo malonę viešpatie Dieve. Te šiandieną viešpatie Dieve būna ta diena mūsų širdise užsidegti tai mokinystės dvasiai. Aleliuja. Stengtis viešpatie Dieve iš tavo dvasios galybės galimybių viešpatie Dieve eiti mokinio keliu. Aleliuja. Ir dėkoju tau Dieve už šventą